Sveiki, malonu Jūs matyti. Jūs čia turbūt dėl to, kad ieškote savo mobilumo priemonės. Ko? Elektrinio keturračio. Tai gali būti vienas iš Jūsų pasirinkimų. Dėl ko elektrinis keturratis gali Jums būti patogu? Dėl to, kad atrasite mobilumo laisvę. Mobilumo laisvės visi mes to siekiam. Nes norim visur nuvažiuoti, niekieno neprašome, į parduotuvę, pas draugus, polikliniką. Su šituo elektriniu keturračiu Jūs jausite saugus. Saugus tom, kad keturi ratai šiaip padeda jausti stabiliau. Galim kaip tik patikrinti, ar ta mobili transporto priemonė gali visur važiuoti, nes mieste būna įvairių iššūkių. Turim pavyzdžiui kalną. Pažiūrėkim, aš esu su pirma pavara, tai yra 8 km per valandą. Ir ar aš galiu važiuoti? Žiūrėkit, dabar galiu visai sustoti. Va, sustoju ir dabar ar pajudėsiu. Matot? Jėgos pakankamai. O aš sveriu 90. Nusimečiu 83 šiaip. Taigi, aišku, čia logiška, kad patogu važiuoti, bet jisai, ta prasme, gali įvairiom pozicijom. Pažiūrėkim per bortelį. O, visas iššūkius gali padaryti. Visais keliais, visom dangom šiaip mieste yra labai patogu. Ir žinoma, aišku, su juo bus lengva tvarkytis, nes jie yra labai patogus tom, kad labai lengvai valdomi yra. Jūs tiesiog spaudžiat gazą ir jis važiuoja. Turit stabdžius, žinoma, svarbus dalykas, suprantam visi. Turit patogiai labai sėdinę, tai yra atlošai tam, kad irgi jaustumėte saugiai, kad būtų į ką atsiremti, jeigu reikalui esant. Taigi, dėl saugumo jums nereikėtų nerimauti. Jeigu renkatės mobilumo priemonę, jums labai turbūt yra svarbu, kad nereikėtų viską laikyti rankose. Jeigu jūs, pavyzdžiui, buvote parduotuvėje, nusipirkot pirkinių. Taigi, stebėkit, kad būtų būtinai jums daiktadėžė. Kartais būna priekyje, kartais būna gale, arba kaip čia matote, abiejose vietose, jeigu jūs mėgstate daugiau ką vežti. Taigi, kuom yra patogu? Todėl, kad viskas yra šiaip ir saugiai padėta, po spynele. Elektrinis keturratis, kaip ir visos transporto priemonės, dažnai turi ir posūkius, ką gali matyti čia. Dažnai turi garso signalą, kad pranešti, kad jūs važiuojate, ir labai tai yra naudinga, nes jūs turit būtinai pranešti, jeigu pėsčiai kokį nors lenkiat. Ir aišku, jisai turi atbulinį ir į priekį. Atbulinis, jeigu įjungtas, jisai pypsi. Lygiai taip pat praneša kitiems, kad jūs važiuosit atbulom. Kuom yra gerai, kad keturratis turi greičių sistemą. Reiškia, jis turi 3 greičius, kur galėsit nusistatyti savo maksimalų greitį. Tai reiškia, yra vienetas, kur galėsite važiuoti 80 km per valandą ir nedaugiau. Nusistatysit antrą, jūs galėsite važiuoti apie 15 km per valandą greičiu. Ir trečią, jeigu jūs jau esate patyręs, 25 km per valandą. Yra patogu dėl to, kad galėtumėt prisipratinti prie greičio ir valdyti. Tęsiant dėl greičio, šitas keturratis būtent yra neregistruojamas būtent dėl to, kad jis yra iki 25 km per valandą. Ir aišku, 1000 W variklis. Taigi, jeigu jūs norite, galima tokių panašių ir registruojamų rasti. Bet šitas būtent yra ne. Dėl to yra patogu, jūs galite su juo vykti kaip su paprastu transportu. Ir kur su juo galima važiuoti. Tai jūs galite važiuoti dviračių takais, šaligatviais, ten tikrai nereikės dalyvauti su automobiliais viename eisme. Jūs galėsite jausti saugiai su kitais pėsčiaisiais. Jūs nusistatysit tinkamą greitį, su pėsčiaisiais kartu vienu srautu galėsit keliauti. Taigi, jeigu pavyzdžiui yra tamsu, tam yra priskirta, tam yra padaryta apšvietimas. Apšvietimą turim kelių rūšių, tai yra trumpos, ilgos šviesos. Trumpos yra tam, kad jūs matytų, jas galima naudoti ir dieną, dėl to jūs būsite tik saugiau, jūs iš tolo matys žmonės, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, yra tamsu, kai būna prieblanda, jūs galite įsijungti savo ilgą šviesą, jūs tikrai labai gerai viską matys. Dėl ko vertėtų atkreipti dėmesį, koks yra keturračio svoris, nes jų praktiškai svoris yra panašus, jeigu jie yra panašių dydžių, apie 100–120 kg. Tai reiškia, kad jūs jo labai nepakelnosit. Reikėtų jau susigalvoti, ar jūs turit visur privažiavimus, prieėjimus, nes 100 kg, žinokit, yra ką veikti. Galima, aišku, jį kažkur tai transportuoti, užvažiuoti ant rampų, tai yra viskas patogu, bet jeigu reikės įkelti, įsivertinkit, kad tai yra apie 100–120 kg. Elektrinio keturračio krovimas, kaip ir visų kitų mobilių transporto priemonių krovimas, yra labai panašus į telefono krovimą. Turime lizdą. Kartais jisai yra įvairiose vietose, bet dažnai būna šitoj pozicijoje. Tada paimam fiškę, įsistatom į lizdą ir elementariai į rozetę. Krovimo laikas maždaug yra apie 6–8 valandas.
praktiškai visiems galima maždaug taip planuotis, kad apie 6-8 valandas tai reikėtų greičiausiai arba per naktį, arba jau planuojat per visą dieną. Atkreipkite dėmesį, kad elektrinis keturratis maždaug pagal, sakykime, standartą iki 150 kg apkrovos jis gali pavežti. Tai su visų jūsų svoriu ir su visų bagažu. Aišku, kiti gali šiek tiek daugiau, bet maždaug vidurkis būtų toks. Keturračių išmatavimai dažnai skiriasi, bet galima maždaug ir orientuotis. Tai yra grubiai apie 1,60 m ilgio. Sakykime, žiūrim, jeigu šitas yra 1,60 m, šitas jeigu su visų bagažu yra 1,70 m. Maždaug tokio ilgio. Ir jeigu iki vairo aukščio, šitas šiaip yra vienas iš didesnių, tai jo yra kažkur tai 1,8 m, jeigu veidrodžių neskaičiuojant. Nes veidrodžių šiaip bet kokiu atveju galite nusisukti, jeigu reikės kažkur tai įstatyti. Taigi, plotis jo būtų, šiaip aišku yra skirtingai ir jūs turėtumėte tai atkreipti dėmesį. Jeigu, pavyzdžiui, šito plotis yra nuo rankų iki rankų, praktiškai biški išlenda, tai yra apie 70 cm. Jeigu šitą pažiūrėsim, jis yra šiek tiek mažesnis, bet plotis bus turbūt panašus. Pažiūrim šitą. Nu, šitas gal kokie 65 cm. Tai vat 5 cm jie skiriasi. Tai kai renkatės, maždaug galite žinoti, kad jums reikalingas, jeigu mobilesnis, šiek tiek mažesnis. Tai yra apie grubiai 1,60 m, gali būti šiek tiek mažiau, didesnė eina į viršutinę pusę. Dažnai mūsų klausia, o kiekgi kainuoja, ar yra brangu važinėti su elektriniu keturračiu. Taigi, jeigu atkreipsim dėmesį į vieną užkrovimą, tai jisai mums atsieis apie 30-35 centus. Tai šiaip, sakyčiau, labai ekonomiška transporto priemonė. Pakalbėkime apie saugumą. Jeigu jūs galvojat, kad prie parduotuvės bus jums nesaugu palikti arba kažkur tai polikliniką eisit ar dar kažkur, tai yra tam skirta signalizacija. Signalizacijos paimat, užrakinat, kadangi jis yra 100 kg, net pajudinus jis jau skamba, bet jį stumiant, jis blokuoja ratus. Viskas. Ir tada pradeda kaukti visais garsais. Tai realiai nei pačiam vagiui bus malonu ir aplinkiniai visi girdės.